Hola, hola, buenos días, bienvenido a mi canal. Mano vardas Elžbieta, malonu susipažinti. Šiandien mes su jumis pakalbėsime apie naujienas, taip, nes dabar yra jau Liepos pradžia ir pasižiūrėsime, kasgi atsitiko birželio mėnesį. Taigi, manau, kad galime pradėti. Pirma naujiena yra ta, kad Ispanijos pasas įeina į top 3 geriausius pasus pasaulyje. Įsivaizduojate? Wow, aš kai perskaičiau šitą naujieną, negalėjau netgi patikėti. Bet taip, tai yra Ispanijos pasas įeina į top 3. Pirmą vietą užima Singapūro pasas. Ir su Singapūro pasu galima važiuoti be vizos į, tik paklausykite šitą skaičių, 159 šalis. Wow, 159 países. Wow, čia beveik visas pasaulis. Antrą vietą užėmė, kaip galvojate kas? Žinoma, Italija. Ir su Italijos pasu galima važiuoti be vizos į 107 šalis. Irgi neblogas. Ir Ispanija uždaro top 3 pasaulio geriausius pasus ir su Ispanijos pasu galima važiuoti į 106 šalis. Italija tik viena šalimi mus aplenkė. Sakau mus, ne mus. Mano yra lietuviškas pasas, vadinasi Ispanus, taip? Italija aplenkė Ispanus tik viena šalimi. Taigi, manau, kad daugelis dabar susigalvos, ar nepakeitus paso į ispanišką. Bet čia būtų netgi labai įdomu sužinoti iš jūsų, ar jūs planuojate ateityje keisti lietuvišką pasą į Ispanijos pasą, o galbūt iš jūsų jau kažkas yra pasikeitęs, arba iš jūsų pažįstamų, pasidalinkite komentaruose, bus tikrai labai įdomu pasiklausyti įvairių nuomonių. Ispanija įvedė naują Bono Joven. Šitas Bono Joven jau egzistuoja metus, taip, ir šiais metais yra atnaujinimas. Taigi, Bono Joven vadinasi, kad jaunuoliai, taip sakant, joven, taip, jaunuolis. Jaunuoliai, kaip jį pasidaryti, sužinokite savo mieste, nes kiekviename mieste yra skirtingi taškai, kur galima tai padaryti. Su Bono Joven jūs gaunate jūs. Tai kas gali, aš jau negaliu, aš jau esu per sena šitam dalykui, bet jūs gyvenate Ispanijoje, jūs galite pasinaudoti ir turėti net 90% nuolaidą naudotis traukiniais. Traukiniais, kreipkite dėmesį. Ir su traukiniais jūs galite važiuoti media distanciją į larga distanciją. Vadinasi, media distancija būtų netoli, ten iki, nežinau, gal iki 40 minučių, iki valandos važiuoti nuo Valencijos. Ir larga distancija, kai jūs galite važiuoti į kitą miestą, pavyzdžiui, Valencia, Madrid, Valencia, Malaga, o, no lo sé, Barcelona, Madrid. Tai vat jau čia larga distancija. Ir jūs irgi galite jo pasinaudoti. Bet ir dar vienas geras dalykas yra, kad jūs galite Bono Joven panaudoti Europoje. Jūs irgi galite gauti 90% nuolaidą bilietui, pavyzdžiui, Barcelona ir koks nors Toulouse, Prancūzijos miestas. Tikrai pasidomėkite, kas turi tokią galimybę. Tikrai pasinaudokite. Pamenate, kai aš jums kažkuriame iš mano video pasakojau, kad Pedro Sánchez, taip, prezidentas Ispanijos, jis galvoja, planuoja, taip, uždaryti tas auksinės vizas. Žinoma, čia lietuviams nėra aktualu, bet tiesiog kaip naujiena, va, tokia, noriu pasidalinti su jumis. Taip, vadinasi, jis pasakė, kad planuoja uždaryti tas auksinės vizas, nes užsieniečiai, taip, ekstranjeros atvažiuoja labai jų daug ir jie superka nekilnojamąjį turtą. Ir tuo pačiu ir pakelia tas kainas, nes dabar jos yra nežmoniškos. Los precios son locos, taip, skaičiai nekilnojamo turto dabar yra, wow, nenormalūs, bet ne apie tai dabar. Tai vadinasi, jis pasakė, kad planuoja tai padaryti, bet nepasakė dar kada.
Tiesiog jo planuose yra tai padaryti tam, kad apsaugoti, taip sakant, pačius ispanus, kurie čia gyvena, nes jie turi problemą ir jie negali įsigyti būsto, nes minimalus uždarbis, kuris yra čia, neatitinka tų visų sumų, taip kainų, kurios dabar yra. Ir ką jūs galvojate? Jis pasakė, kad tik planuoja tai daryti, kai atsirado, nežinau, kai skaičiau, buvo 3 ar 4 daugiau užklausų gauti tą auksinę vizą. Jis norėjo padaryti geriau, o išėjo kaip visada. Norėjo, kad kuo mažiau, o čia dabar visi nori pasinaudoti tuo laiku, kol dar yra išduodamos tos auksinės vizos ir beveik visi pradėjo rašyti užklausas ir darytis tas vizas. Vat, norėjau tiesiog pasidalinti, kad jeigu kažką planuoji, tai ne visada reikia tai sakyti. Aš jums jau pasakoju anksčiau apie būto nuomos kainas. Man rodos taip, jeigu aš gerai prisimenu. Ir dabar pakalbėkime apie kambario nuomos kainas. Nes čia irgi labai įdomus dalykas, nes paskaičiavo kai kuriuose komunidades, tai vadinasi kai kuriuose apskrityse, kokiagi yra vidutinė kaina išsinuomoti kambarį bute. Taip, čia vadinamas piso compartido, dalinamas butos, pažodžiui būtų. Taip, kaip pavyzdžiui butas yra 4 kambarių, bet ispaniški kambariai taip svetainė nesiskaičiuoja. Dormitorius, 4 dormitorius, por ejemplo, ir kiekviename dormitorijų gyvena po žmogų. Tai va, tai yra piso compartido. Ir vienas toks kambarys, po visą Ispaniją vidurkis yra 466 eurai. Įsivaizduokite, vienas kambarys. Ir taip pat jie išvedė keletą vidurkių kai kurių regionų. Pavyzdžiui, Katalunijoje, taip, Comunidad Catalunya, taip, tai ten vidurkis kambario nuomos yra beveik 600 eurų, o jeigu tiksliai 582 eurai. Tokios kainos Katalunijoje yra tam, kad išsinuomoti tik vieną kambarį. Madride tuo tarpu truputėlį žemiau, taip, mažesnė kaina, ten už 542 eurus gali išsinuomoti. Ir kaip sakau, čia yra vidutinė kaina. Balearų salose vidutinė kaina yra 489 eurai. Baskų šalyje, taip, jau ten šiaurėje, en el norte, 483 eurai. Ir žinoma, studentai, jaunimas nuomoja kambarius, nes dauguma negali sau leisti nuomotis viso buto. Čia yra prabanga, tai galima sakyti, nes kainos nuomos yra irgi labai didelis. Ir dauguma jų nuomojasi tuos kambarius, kur jau įeina, žinoma, los gastos, tai vadinasi komunaliniai mokesčiai ir internetas. Kartais būna, kad neįeina. Dėl to, jeigu mane žiūri kažkokie studentai arba jaunoliai, tai domėkitės, kai jūs ieškote kambario, taip, ar ten eina ar ne. Kartais būna, kai kurios eina dar limpiesa, tai vadinasi kartą į savaitę ateina žmogus, kuris valo. Aš, pavyzdžiui, Saragosoje, bet žinoma, aš ne už tokias kainas nuomoju, nes čia buvo jau senokai, prieš 6-7 metus. Ir aš tuo metu mokėjau 300 už kambarį, tai vadinasi prieš 6-7 metus, ir ten kartą į savaitę ateidavo dar ir limpiesa. Tai vadinasi moteris, kuri kartą į savaitę visą butą pilnai viską išvalydavo. Ir tai jau įėjo į kainą. Ir žinoma, plus los gastos, komunaliniai mokesčiai. Tai vad, kai jūs ieškote, žiūrėkite, klausinėkite, kas būtent eina į šitą kainą. Ir kas įdomaus, kad dabar vidurkis, apvalinkime, yra 500 eurų išsinuomoti kambarį. Ir kas yra įdomu, kad prieš 5 metus už šitą kainą galima buvo išsinuomoti visą butą. Taip. Aš dar patakiau į tą laikotarpį ir aš, kai tik čia persikračiau, aš už tokią kainą ir išsinuomavau. Dabar, žinoma, nesurasi visoje Ispanijoje. Galite įsivaizduoti per 5 metus, kaip pasikeitė.
tu galėjai už 500 išsinuomoti visą butą, o dabar už 500 eurų tu gali išsinuomoti tik vieną kambarį. Taip pat jie paskaičiavo vidutinę Ispanijos algą. Taip. Ir vidutinė alga po visą Ispaniją išeina 2187 eurai. Bet čia vidutinė alga, taip, bet kas sudaro tą vidutinę algą? Vadinasi, turime paimti patį minimumą, kai kurie žmonės, kurie uždirba pusę etato, vadinasi, tai būtų apie 600-700 eurų ir iki aukščiausių uždarbų, kurie gali siekti net 10 000 eurų. Ir iš to padarytas vidurkis ir yra 2000 apvalinkime, taip, 2000 po Ispaniją. Ir tame poste buvo žinoma ir komentarai buvo, kad žmonės rašė, iš kur toks vidurkis, iš kur jūs ištraukite tokias sumas. Ir iš tikrųjų aš iš dalies sutinku, nes dauguma ispanų, galbūt apie 80% visų ispanų tikrai jie uždirba minimumą. O minimumas dabar yra, jeigu aš neklystu, 1300 arba 1200 apie taip. Tai galite įsivaizduoti, dauguma tai minimumą gauna, o vidurkį išveda 2000, nes žinoma, kai kurie gauna 5, 6 ir 10 000. Bet čia tikrai po visą Ispaniją, jeigu tai pasižiūrėjus, tai tikrai labai mažas procentas, kas uždirba tokias sumas. Galima padaryti tokį eksperimentą. Jūs galite komentaruose parašyti apie save arba savo draugus. Jeigu jūs gyvenate Ispanijoje ir dirbate Ispanijoje, taip, nes būtent mes kalbame apie Ispaniją, galite parašyti, koks yra uždarbis, salario ir kiek jūs mokate už nuomą. Ir labai bus įdomu pasižiūrėti, ar šitie vidurkiai yra taisyklingi, ar mus neapgaudinėja. Jeigu norėsite, komentuokite ir bus labai įdomu tikrai pasižiūrėti, kiek procentų išsileidžia į būto arba namo nuomą. Kaip ir sakiau, kad dauguma ispanų gauna tą minimalų uždarbį 1200. Taip? Ir taip pat, žinoma, su bonusais gali gauti ir 1500-1800, bet čia turizmo srityje gali tiek gauti, nes ten eina bonusai, naktinės pamainos ir visa tai pliusuojasi, nes Ispanija yra viena iš labiausiai turistinių šalių, nes pagal pasaulinę turizmo organizaciją, kuri paskelbė top 3 šalis labiausiai visitados, į kurias daugiausia važiuoja turistai. Ir žinau, kaip supratote, Ispanija įeina į tos top 3. Dėl to žmonės, kurie dirba turizme, jie gali uždirbti daugiau nei minimalią algą. Ir truputį pakalbėkime taip apie tas top 3 šalis turizmą, kurios yra pačios populiariausios. Ir pirmą vietą užima Prancūzija. Prancūzija aplankė 100 milijonų turistų. Įsivaizduojate, kokie dideli skaičiai. 100 milijonų turistų. Antrą vietą užima, žinoma, mūsų Ispanija. Ir Ispanija aplankė 85 milijonai. Ir trečią vietą užima Jungtinės Amerikos valstijos su 66 milijonais turistų. Na, dar paminėkime 4. ir 5. vietą. 4. vietoje yra Italija su 57 milijonais. Ir top 5 mūsų šitą sąrašiuką užima Turkija. Į ją aplankė 55 milijonai turistų. Vat, ne veltui labai daug darbo galima susirasti turizmo srityje, nes tiek milijonų atvažiuoja. Ir kas dar įdomaus, kad patys dosniausi turistai yra vokiečiai ir anglai. Vat, koks įdomus dalykas, nes jie daugiausia palieka arbatpinigų ir jie daugiausia perka visko, daugiausia naudoja
visokias pramogas, nuomojasi viską, pramogauja 100% ir dėl to jie yra tie turistai, kurie daugiausiai išleidžia pinigų per savo atostogas Ispanijoje. Dabar truputėlį apie politiką. Man nelabai patinka apie tai kalbėti, bet kaip naujiena, taip aš negaliu nepaminėti. Dabar visoje Europoje praėjo Europos parlamento rinkimai. Lietuvoje tuo tarpu irgi įvyko ir žinoma Ispanijoje. Ir Ispanijoje viskas be pasikeitimų, prabalsavo daugiausia už tą pačią partiją iš metų metus ir tai yra PP partija. Liaudės politinė partija gavo 22 vietas Europarlamente. Socialistų darbo partija gavo 20 vietų. Ir, kas įdomu, trečioje vietoje gavo ultra dešinioji partija Vox. Taip, Vox, galbūt jūs esate girdėję, jinai yra ultra dešinioji ir jie gavo 6 vietas. Ir kas įdomu, kad su šita Vox partija su kiekvienais metais jie gauna vis daugiau ir daugiau vietų ir balsų. Vadinasi, čia yra ženklas, kad žmonės po truputį taip nori jau kažkokių permainų. Na ir dar viena tokia politinė naujiena, kad Ispanija pripažino Palestiną atskira šalimi. Ir apie politiką aš uždarau naujienas. Dabar vieną naujieną papasakosiu apie sportą. Tikriausiai visi žinote Real Madrid komandą. Taip, ir ką jūs galvojate? Jinai tapo pačia geriausia pasaulyje. O jūs, ar domitės futbolu ir jūs kokioje visgi komandoje esate už Real Madrid, o Barcelona? Rašykite, ypač manau, čia vyrams skirta yra tema ir jeigu jūs domitės sportu, parašykite, už kokią komandą jūs esate. Aš neutrali. Man patinka tiesiog žiūrėti. Na, o dabar truputėlį dar pakalbėkime apie gastronomiją, apie kulinariją. Ir geriausias pasaulio restoranas yra Ispanijoje. Taip. Jis yra Barcelonoje ir jis vadinasi Disfrutar. Mėgautis. Disfrutar. Jis tapo geriausiu pasaulyje. Kažkada į jį pačioje pradžioje, kai jis tik atsidarė, buvo lengva patekti, bet dabar, jeigu jūs norite užrezervuoti vizitą, vietą, tai rezervacija yra į metus į priekį. Pavyzdžiui, šiandien yra Liepos 3 diena ir jeigu jūs skambisite į restoraną Disfrutar Barcelonoje ir jūs norėsite užrezervuoti vietą, tai jums duos 2025 metų Liepos 3 dieną. Vat, netaip dar ir lengva patekti į šitą restoraną. Barcelona tampa ilgiausiai gyvenančių žmonių miestų. Taip. Nes Barcelonoje, nes joje gyvena didžiausias senolių skaičius. Nu, kokių senolių? Senolių tų, kuriems virš 100 metų ir jų yra, turiuomenė Barcelonoje, net virš 1000, jeigu tiksliai, 1007 senukai, kurie turi virš 100 metų. Ir kas įdomus dalykas, kad didžiąją dalį sudaro moteris, visgi mes moteris gyvename ilgiausiai. Iš tų 1007 visų senolių 843 yra senelės, močiutės, kurios gyvena. Bet žinoma, čia ir gera, ir negera galbūt naujiena, nes visgi senolių yra daugiau negu vaikų, taip sakant, vaikų iki 18 metų. Nors pavyzdžiui, 1981 metais, vadinasi, truputėlį virš 40 metų, vaikų iki 18 metų buvo 21%, o dabar
Vaikų iki 18 metų yra vos 12%. Gimstamumas mažėja, žmonės nenori gimdyti, arba jeigu pagimdo, tai vėlai ir jau nebeturi po 3-4 vaikus, kaip anksčiau, daugiausia 1, kartais 2, bet va tokią situaciją turim, kad senolių yra daugiau, o jaunolių mažiau, vadinasi, darbo jėgos mes irgi turėsime su laiku mažiau. Dar viena tokia naujiena garsi buvo, kad Ispanijos jaunimas lieka be darbo. O kodėl taip atsitiko ir kodėl čia toks pavadinimas šitos naujienos yra? Nes Mariano Garcia turi savo restoraną, aš jau nepamenu, taip kur, kokiame mieste. Ir jis pasako, kad ateina į darbą jaunuoliai, padirba mėnesį, jis juos apmoko, taip kaip reikia dirbti ir toliau. Visus mokesčius moka, uždarbį moka, o jie padirbę 1-2 mėnesius gauna algą ir išeina ir palieka darbą. Ir jis nusprendė ieškoti žmonių virš 45 metų. Vadinasi, jis jau nebenori, kad jaunimas jam dirbtų, nes jaunimas blogai dirba. Ir va tokia naujiena, žinoma, sukrėtė Ispaniją, nes visgi nedarbingumas čia yra pakankamai didelis ir čia dar papildomai tokia situacija. Nors iš tikrųjų aš esu girdėjusi ne vieną komentarą, kad Ispanijos jaunimas nelabai nori dirbti, turi kažkokių savo, nežinau, iliuzijų, turi kažkokias savo taisyklės, nenori laikytis darbo taisyklių. Ir tas visas soc tinklas irgi padaro tokį įspūdį, kad niekas nedirba, tik prie ekranų sėdi ir filmuoja. Ir dėl to tas jaunimas pasidarė toks tingesnis, jau nenori persidirbti, nenori dirbti ekstra valandų, taip sakant, nesiekia daugiau uždirbti. O ką jūs galvojate šituo klausimų? Labai įdomu bus paskaityti, jeigu jūs susidūrite, pavyzdžiui, Ispanijoje, arba galite parašyti, kaip yra Lietuvoje, koks yra jaunimas Lietuvoje, jeigu jūs turite kažkokį biznį. Ir jeigu jūs turite jaunų žmonių darbuotojų, parašykite, kaip jie dirba, ar jie yra panašus į ispanus ar ne. Ir šiandien buvo čia visos tokios naujienos, truputėlį tokios ilgesnės, nes aš truputį papasakoju ir savo nuomonę, nes aš norėjau tai bendrauti su jumis, komentuokite, rašykite savo nuomonės, aš skaitysiu, aš atsakinėsiu jums. Ačiū, kad buvote, prenumeruokite, neužmirškite apie laiką ir jau greitai susitiksime kitame video. Hasta pronto!